Gerai, trečias dalykas koksai? Kaip palaikyti gerą emocinį foną ir gerą energiją. Šitoje vietoje labai gera tokia metafora yra kibro ir samčio. Gal girdėjot? Įsivaizduokit, jūs tokį turit kibrą, kuriame iki pusės yra meilės. Ir daugelis žmonių galvoja, blecha, nedaug turiu, todėl pasitaupysiu. Ir dar bando su čaukštu iš kito išgrėbti. Daug man savo meilės. Kodėl jūs manęs nemylit visi? Matau, kodėl su manim nenori draugauti. Ir įsivaizduokit, čia toks keistas samtis. Kiekvieną kartą, kai tu bandai su to samčiu į svetimų žmogaus kibrą įlysti, kiek iš jo paimi, tiek pas tave sumažėja. Ir atvirkščiai, kai tu iš savo samčių paimi ir į kitą samtį, kas vyksta? Pas tave padidėja. Jeigu mes pradėtumėm štai taip mąstyti, mūsų kibras būtų visuomet pilnas. Koks geriausias būdas išgyventi meilės jausmą? Duoti ją kitiems. Ir kai būna klausim, motinas, tu turi 5 vaikus, kaip tu tarp jų padalini meilę? Pataiškas atsakymas. Aš nedalinu, aš dauginu. 5 vaikai, 5 kartus daugiau meilės mano gyvenime. Tai nėra limitas. Ja. Turėčiau 10 vaikų, turėčiau 10 kartų daugiau meilės. Nori būti džiaugsmingas, ką padaryk? Kitam. Sutikit, labai sunku liūdėti, kai kitą jokiai. Ir jeigu mes pradėtumėm daryti tokį dalyką, žinot, darė tyrimus, žmonės prašė gatvės stabdyti kitus ir apkabinti. Už apkabinimą tokį ženkliuką, širdelę. Ir pasirodo daugelis žmonių su malonumu. 80% žmonių su malonumu sutiko būti apkabinti. Tai buvo padaryti ir tai tose šalyse, kur tai yra nepadaru. Bet pasirodo, mums visiems labiausiai trūksta ko šiame gyvenime? Dėmesio, meilės varto. Ir pasirodo, mes žinom, kad vaikai, kurie buvo vaikų namuose ir tiesiog nebūdavo 1000 kartų prispaudžiami prie širdies kažkokio žmogaus, vystėsi labai sunkiai, visą gyvenimą vykdavo traumą. Ir atvirkščiai, vaikai, kurios labai dažnai apkabina, jie tiesiog kaip monstriukai viską prisisiuda meilį ir gali po to dalyti kitiems. Tai kaip jums idėja tokia, reikia atsimūti ir eini kažką apkabinti. Ateinat į darbą, matot piktą darbuotoją, ateik čia. Vadovas sako, ateik čia. Jūs sakot, nu, vadovai, noriu pasidalyti savo meilę. Policija sustabdė, vietoj to, kad, mentai, ką jūs čia darot, ką? Sakot, patikėk, po 3 tokių 5 provokacijų jau praleis, pareiks.